Viešoji įstaiga Debesų kiemas vykdo vaikų dienos socialinę priežiūrą 4 vietovėse. Mes turime 2 dienos centrus Panevėžio mieste, 1 dienos centrą Pasvalyje ir nuo šių metų pradėjome veiklą Kupiškio miestelyje. Ir šiame regione nevyriausybinių organizacijų iš principo yra trūkumas, todėl mes džiaugiamės galėdami prisidėti ir atliepti būtent tą poreikį, kurio, sakykime, ta pati savivaldybė negali užtikrinti. Tai mes džiaugiamės galėdami prisidėti prie kokybiško socialinio produkto kūrimo ir labai smagu, kad mes turim laisvę veikti. Turinį arba visą metodologiją mes galim kurti patys. Mes stengiamės visada pasiūlyti alternatyvą ir vykdome vaikų dienos socialinę priežiūrą, mes vykdome socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir dabar ketiname pradėti vykdyti socialinės dirbtuvės su neįgaliaisiais ir individualios pagalbos priežiūros specialistų siuntimą į senjorų namus. Šiandienos visuomenėje neretai, nepaisant tėvų finansinės padėties, mes turime labai daug emociškai apleistų vaikų. Ir emociškai apleisti vaikai mums yra labai svarbus. Nes jeigu vaikai ir nepatiria skurdo, tačiau emocinė prasme jiems tikrai reikia apkabinimo, jiems reikia dėmesio. Ir mums labai gera, kaip žmonėms, kaip darbuotojams, kuomet kartais, pavyzdžiui, vaikai ateina anksčiau pas tave vien dėl to, kad jisai nori tik pabūti su suaugusiuoju. Mes kaip nevyriausybinė organizacija visada siekiame parodyti alternatyvą, kad galime padaryti kitaip. Mūsų vaikų dienos centruose mums labai svarbu, kad užtikrintume vaikų emocinę gerovę. Mums labai svarbu, kad vaikai būtų visapusiškai saugus ir mums yra labai svarbu, kad tai, kas vadinama subalansuota asmenybė arba harmoningų ugdymų plačiaja prasme, būtų užtikrinta vaikams.